Šiaulių kolegija vienintelė aukštoji mokykla rengianti būsimuosius transporto inžinierius, transporto inžinerijos technologus visame Šiaulių regione. 16 dėstytojų turinti transporto inžinerijos katedra kuruoja 3 studijų programas. Vieną jų automobilių techninį eksploatavimą dar 2007-aisiais ekspertai vertino puikiai. Mūsų katedros pati populiariausia ir šiai dienai populiariausia studijų programa. Jisai gali dirbti servisuose, techninių apžiūrų centruose, kad ir automobilių pardavimų salonuose. Kas įmonėse, kurios vykdo techninę priežiūrą ir remontą automobilių. Pirmakursis Eugenijus sako, kad aukštoji mokykla jo neišgąsdino, o tik atvėrė plačias galimybės sužinoti daug naujų profesinių dalykų. Pasirinkau Šiaulių kolegiją, nes giminių turiu Šiauliuose ir šiaip nauja specialybė, patinka automobiliai. Manau, lengviau bus darbas susirasti su automobiliais. Patinka viskas labai, kai pirmoje klasėje jaučiuosi. Kodėl? Nežinau, toks įdomus jausmas, viskas nauja, viskas įdomu, viskas traukia, ką dėstytojai moka, viskas. Raktas ar varžtas merginos rankose Simonos jau seniai nestebina. Antrakursė sako dievinanti automobilius. Dėl savo pasirinkimo jai antrina ir kolega Laurynas. Man patinka mašinos ir norėjau išmokti kažką daugiau apie jas. Įdomu čia vis tiek viską su savom rankom išmėginti visus aparatus ar pažiūrėti, kaip kas veikia, patyrinėti. Įdomu. Praktikas įdomu buvo. Įdomu, kaip smagu. Įdomu viskas sužinoti. Sunku, bet tai kažkaip įmanoma išmokti. Patinka automobiliai. Neradau savo artimos specialybės kitos. Šį pusmetį labiausiai prasidėjo praktiniai dalykai, galim mes viską patys savo rankom daryti. Praeiti metai tai daugiau, kaip ir Simonas sakė, teoriniai. O čia pokšto neprikrečia? Ne, neprikrečia. Kartais. Tokių puikiai įrengtų auditorijų Šiaulių kolegijai gali pavydėti ne viena aukštoji mokykla. Geriausiai apie viską gali papasakoti tikrąją to žodžio prasme žmogus legenda. Studentų mylimas dėstytojas Vytautas Umaras. Kai atėjau dirbti pirmas dėstytojas buvau, visi dėstytojai valandininkai, tada visos laboratorijos, ką šiandien turim ar 6-7, buvo viskas vienoj patalpoj. Viskas bazinis, materialinis, techninis kūrimas ėjo per mano rankas. Aš buvau paskirtas metodinės komisijos pirmininku, draugavau su socialiniais partneriais, gaudavau kaip dovanų įrengimus, automobilių mazgus, agregatus, viską iš naujo kūrėm. Ir taip įsiplėtėm, labai dabar daug turim laboratorijų. Save vadinantis pirmuoju kolegijoje etatiniu automobilistu, dėstytojas teigia, per 40 darbo kolegijoje metų iš Maskvos tekę parsivežti net bronzos medalį. Šiandien Vytautas Umaras nebe absolventų laidas skaičiuoja, o išleistų specialistų kartas. Tačiau, sako studentai, esą per tą laiką nepasikeitė. Galima sakyti, nesikeitė. Vis tiek jaunimas turim mes suprast ir mes gali iš veido ir atrodo vyresni, bet mūsų širdys jaunos, kadangi su jaunimu dirbam. Esu dėstęs per šitą laikotarpį visus automobilinius dalykus. Automobilių teoriją, saugų eismą, automobilių remontą, techninę priežiūrą, vedęs visų 4 rūšių kursinius projektus. Mane dabar labai domina šiuo metu dėstą automobilių remontą technologiją ir įrangos projektavimą. Tai va čia, kaip ir aš esu prie darbastalio, visi tie prietaisai mūsų studentų sukonstruoti ir per vakarinį neakivaizdinį techninę kūrybą gamina vietoj brėžinių. Mūsų visi prietaisai, kurie yra laboratorijoje ir kitose laboratorijose, tai mūsų studentų suprojektuoti ir pagaminti pačių studentų praktikų metu, kas lieka tekinimo, frizavimo, kaip yra praktikos, o kitą padėjo socialiniai partneriai. Grupės seniūnas Gediminas teigia, dar nuo mažens mėgė su tėvu garaže krapštytis. Baigiamoji praktika, diplominio darbo rengimas, tie rūpesčiai, kuriais dabar gyvena trečiakursiai. O tie pastarieji 3 metai, pasak studento, prabėgo akimirksniu. Puikus metai buvo iš tikrųjų, nes visai kitas dalykas negu mokyklai, kad buvo nauji draugai, nauji dėstytojai. Pirmam kursė šiaip visą laiką būn kolegijoje, buvo mum bent jau,
O po to kiekvieną pusmetį maždaug po vieną praktiką būna. Taip 3 savaitės, 4 savaitės visai. Visi darbdaviai tikis, kad tu atėjęs mokėtum dirbti iš karto. Atsiradus laisvai minutei Gediminą sutiksi ne kur kitur, o sporto salėje. Šiaulių kolegijų šiaip jau kiek žinau, tai visą laiką komanda yra renkame ir dalyvauja visose varžybose, surenkant visai neblogas komandas. Ten prieš kitas kolegijas visai neblogai pasirodom. Pats jau žaidžiu 3 metus, kiekvienais metais bandau atstovauti už kolegiją. Susirenkam, pasitreniruojam, sužaidžiam, trenerį gerą turim. Ten, kur vyrai, ten ir triukšmas, tačiau pastarasis kitoks darbinis. Tokia darbinė aplinka, draugiški studentų ir dėstytojų tarpusavio santykiai, gero profesinio pasirengimo pamatas. O smagiausia tai, kad Šiaulių kolegiją baigę žmonės šiandien čia ir dirba. Esame automobilių techninės priežiūros ir diagnostikos laboratorija. Kaip tik studentai atlieka dabar praktinius darbus. Tai yra puiki šiuolaikinė bazė, sakykime, ir tas automobilis, šių dienų automobilis ir stendai, Bošo diagnostinis stendas tikrai šių dienų technika ir mes galim pilnai, kaip sakant, diagnozuoti automobilį, nustatyti jo gedimus. Dėstytojas Ramūnas dar 2000-aisiais taip pat baigė Šiaulių kolegiją ir dabar jau 3 metus profesinę patirtimi dalijasi su studentais. Savo kuruojamai vyriškai grupiai gerų žodžių negaili. Pakankamai vyriška, stipri grupė, gerai besimokantis, kuratoriai kuruoja grupę, dalyvavome renginiuose. Pernai dalyvavome vienam renginiui mano geriausias darbas. Toliau šiemet žadam projekte sudalyvauti vienam ir, aišku, atliekam tam tikrus darbus. Stengiamės ir visuomeniai padėti šiek tiek ir, aišku, mokslo tikslais. Dirbančiam Modestui aukštasis mokslas tapo būtinybė. Ištęstinės studijos ir lanksti mokslo sistema leido derinti ir mokslą, ir darbą. Susimąsčiau, kad reikėtų būti baigus kažką, tai ir stojau neakivaizdinį skyrių. Ir pabaigiau tos mokslus. Yra žymiai paprasčiau galbūt suderinti darbą su neakivaizdiniam formom, nes, kaip pavyzdys, kad 2 savaitės pavasarį sesija, 2 rudenį. Automatiškai tos atostogas, aišku, lieki be atostogų, bet išsilavinimą įgyji. Pats, kai buvau neakivaizdininkas, tas paskaitas turėjai bet kuriuo atveju, nes principas tose paskaitose vis tiek ištraukia informaciją tą, kuri yra pati reikalingiausia. Ir jeigu tu eini į jas, ten egzaminą bent minimaliam pažymiui iš savo, tą, ką turi užsirašęs, išlaikysi. Pernai studijas baigęs serviso vadovas šiandien priima į praktiką būsimuosius transporto inžinierius. Čia mielai laukiami tie, kuriems praktinių žinių itin trūksta. Tas, kuris eina, padeda ratą, nuima. Juos priima į savo komandą, paprasčiausiai autošalkaliu žymiai lengviau padarytos darbus ir pats praktikantas įgyja tos praktikas, tikros praktikas įgyja. Net 2 kartus Šiaulių kolegiją baigė absolventas Vaidas, tačiau ambicijų nestokojantis specialistas studijuoti pasiryžęs ir toliau. Iš esmės Šiauliuose turbūt automobilistų ir nėra daugiau ką pasirinkti iš automobilizmo specialybės, kadangi, kaip sakyti, besąlygiškai su sunkvežimis esu surištas, tai su sunkvežimių remontu, tai dėl to ir pasirinkau. Neakivaizdinės formas rinkomės todėl, kad dirbant paprasčiausiai nebuvo kito varianto mokytis ir dirbti kartu. Šiuo metu studijuoju Šiaulių universitete, tęstinėse studijose, o tai paprasčiausiai lėmė, kad nutariau pratęsti dar. Pagilinti, kaip sakant, padidinti savo žinių bagažą. Dalis dalykų kolegijos buvo užskaityta universitete, paprasčiausiai tokie galbūt daugiau teoriniai dalykai yra, kaip sakant, pratęsiami. Kadangi didesnė dalis praktikos visgi kolegijoje yra stipresnė pusė. Socialiniai partneriai yra stiprioji Šiaulių kolegijos pusė. Šiaulių autoservise dirba ne vienas aukštosios mokyklos absolventas. Atsiranda nauji automobiliai ir atsiranda naujos technologijos. Mokslas nespėja su gamyklom. Mes, kadangi gamyklą gamintojai atstovaujam, tai realiai mus kaip remontuoti automobilius moka gamyklą gamintojai. Ir tie vaikinai dažniausiai, kurie kolegijoje mokosi, tai čia kaip tik turi tokį gerą progą pasimokyti naujausių pasiekimų, ką gamyklos sukuria. Čia įgyja tikrų žinių, praktinių tokių žinių. Vienas pagrindinių elementų, nes
neįmanoma kitaip išmokti tokį technologijos mokslą be praktikos. Malonu tai, kad jau ateina žmonės pasiryžę tam. Mums psichologinis žmogaus nusiteikimas. Jeigu jis ateina iš kolegijos, jis psichologiškai nusiteikęs jau toj srityje, automobilių remonto srityje ar pardavimo srityje kažkur dirbti ir su tai sieti savo gyvenimą. Tas jau yra malonu, kada žmogus, kad nereikia, jis neatsitiktinis. Vadinasi, jeigu jis iš kolegijos, jau neatsitiktinis pas mus. Apie 90% patogumą bei saugumą didinančios automobilių įrangos bei kitų mašinos komponentų naujovių yra elektroninės. Šiaulių kolegija vykdydama autotransporto elektronikos studijų programą yra vienintelė aukštoji mokykla Šiaulių regione, rengianti autotransporto elektronikos specialistus. Jie tiesiog kaip diagnostikos specialistai, jie tai galėtų nustatyti prisijungę prie automobilio, nustatinėti tiesiog gedimus. Sukurta visa materialinė bazė yra pirkta, visos laboratorijos rengtos pasinaudojus ES parama. Todėl, sakykime, ir visa mokymo bazė ir kaip laboratorinė įranga yra netgi Mercedesas. Tai yra nauja studijų programa ir čia studentai mokosi, sakykime, naujų dalykų. Jie mokosi programuoti, kas tik tais ateina pas mūsų tarpai automobilius. Iš tikrųjų ši grupė yra labai žingeidi, labai imli ir tenka tikrai pasiruošti paskaitoms, jie susirinkę žino, ko nori, žino, ko paklausti. Dabar būtent darom kursinį projektą, darom automobilių apsukų daviklį būtent, programuoja, daro, žiūrės, kaip veiks. Antrakursiai sako, kad aukštoji mokykla išmokė daugelio dalykų. Pirmiausia, savarankiškumo ir atsakomybės. Ir žinoma, didžiulis noras sužinoti viską apie automobilius. Senai mane domina automobiliai, kai sužinau, kad Šiaulių apskrityje vienintelė aukštoji mokykla ir dar kaip tik pirmais metais rengė autotransporto elektroniką, iškart susidomėjau, susilaikiau visus egzaminus ir įstojau tą specialybę. Tikrai nesigailiu, nes kolegijų ir praktikos daug, ne taip, kad vien teorinės žinios ir laboratorinių atlieka ir visas jie įdomi, viskas nauja. Automobiliai traukia vis dėlto ir norėjau kažką prie elektronikos, prie elektrikos ir žiūriu, kad yra nauja specialybė ir norėjau pamaišyti kažką.